Treneri, patirtas pralaimėjimas, pozityvas, kad laikėtės iki galo kovoje, bet ko gero kokybė šiandien pritrūko ir tos klaidos galiausiai ir nužudė komandą pabaigoje, kai dar buvo galima iki pratęsimo net nueiti. Nu taip, pirmoji pusėje irgi ganėtinai neblogai laikėmės, tik tais tritaškai nepakrito, susiradom laisvus metimus, bet neįmetėm. Jeigu nori, reikia pataikyti į krepšį, jeigu nori laimėti. Antroji pusėje tritaškai procentas pragerėjo, bet tokios lemiamos klaidelės, kur norėjom viskas, buvo kaip ir laisvas po krepšiu, liktai ir ant tritaškio buvo, pasirinko blogesnį variantą, perimtas kamuolys, keletą ir jie po klaidų gerai išnaudojo greitą puolimą. Šiandien tokios rungtynės bangom vyko, tai varžovai turi geresnę atkarpą, tai jūs šiek tiek priartėję, tai varžovai vėl timteli prieki, tai jūs, kur galbūt yra tas priežastis, kad nepavyksta to stabilumo palaikyti ilgesnį rungtynių laiką, aišku, 40 minučių gal sudėtinga žaisti stabiliai, bet tos atkarpos buvo tokios pakankamai trumpos, aišku, sezono vidurys, bet gal vis tiek tai yra dar tos pakankamai naujos komandos dalykas. Aš manau, kaip žaidėjai vis tiek patirties trūkumas gal, todėl ir banguojam. Būtų patirties, patyrę žaidėjai, žino, kada reikia sustoti, kada mes matom, kad galima bėgti, bėgam, nežinom, kada sustoti. Tiesiog aš manau, kad žaidėjų patirties trūkumas ir tą mes turim kol kas. Ko gero tikrai ir žinojot, ir ruošitės, ir žinot, kas per žaidėjas yra Žygimantas Kučas, bet Tadą Budrį ko gero išvedė galiausiai iš kantrybės ir tos pražangos vis tik išėmė galiausiai ir patį Tadą iš rungtynių. Ne, aš nemanau, kad Kučas kaltas ar kažką. Ne dėl to, kad kaltas tiesiog jo patirtis ir tokia ramybė tam tikrose epizoduose, kur Tadą kažkiek gal ir išnervavo. Ne, paprasčiausiai pradžioje rungtynių jis nesusimetė savo metimų, buvo laisvas iš po krepšio, pirmos 2 pramestos baudos ir aš mačiau iš karto, kad jis toksai biški nesavas toksai, matyti ir zlumas toks, po to biški, aišku, dasidėjo ir provokacija gal iš tų žaidėjų ir su teisėjais pradėjo šnekėti, žodžiu, pats įsimušė nuo pradžių. Turėtų, kaip pasakyti, trūkumas patirties priveda prie šito.